Labas rytas. Šiandien noriu tęsti vėl tokį pažinimą arčiau su produktais. Ir šiandien noriu pakalbėti apie tokį prezentacinį Neolife kompanijos produktą, tai yra Provitality pakuotė, kuri tiesiog yra tokia, norinčiam save profilaktiškai pastiprinti ir išmėginti produktus ir tiesiog pamatyti, pajausti, kaip jie veikia. Kas čia yra tokia pakuotė? Tai yra pakuotė, kurioje yra 30 maišelių. Kiekviename maišelyje yra po 4 kapsulės. Tai yra, trumpai tai papasakosiu apie tuos kelis produktus, tai yra Trenen grūdų koncentratas, tai yra gerieji tokie riebalai, kurie yra pašalinami iš mūsų grūdų, kad miltuose, tiesiog jeigu miltai būtų gyvi, jie negalėtų ilgai stovėti lentynose, o šitie gerieji riebalai yra mūsų organizmui, mūsų ląsteliai labai labai reikalingi, nes jie suteikia mums energijos ir padeda, tą tokį geresnį pasisavinimą maistinių medžiagų arba išsivalymą tų toksinių medžiagų. Kitas produktas tai yra karotenoid kompleksas, tai yra ne viena braškė, ne tik vienas A vitaminas, bet yra 15 karotenoidų, tai yra ir iš braškių, ir iš morkų, ir iš uogų. Ir ką jie daro? Jie stiprina mūsų imuninę sistemą, padeda mūsų akims, gerina mūsų kraujotaką, širdies darbą, uždegiminius procesus mažina. Taip pat karotenoidai yra labai labai svarbus ir reikalingi, kada, pavyzdžiui, mes norime įdegti dėl karoteno stygiaus mūsų organizme, tiesiog mes arba įdegame raudonai, kaip pavyzdžiui, aš jeigu saulėje taip iš karto jau daugiau pasilepinu tą saulę, arba tiesiog, bet jeigu mes naudojame prieš jau pradedant saulutei tai daugiau šviesti, pradedame naudoti karotenoidus, tiesiog mus apsaugo. Taip pat apsaugo žmonių akis, kurie dirba prie kompiuterio. Trečias produktas tai yra omega riebiosios rūgštys, kaip ir vakar apie jas kalbėjom, tai yra omega riebiosios rūgštys iš sardinių, tunos, ančiuvių, lašišos, raumens. Tai yra visos 8 omegos rūgštys ir ką jos daro, uždegiminius procesus mažina, kaip vakar šnekėjau, ir kraujagyslės stiprina, ir gerina kraujotaką, ir skystina kraują, cholesterolio kiekį gerina, vienu žodžiu, labai labai daug tokių dalykų mūsų organizme. Ir ketvirtas produktas, tai yra visa B grupė multivitaminai, tai yra 22 multivitaminai ir mineralai. Galiu ir pavardinti ir A, ir C, ir D, ir E. Ir štai čia yra dabar jame įdėtas K vitaminas, kad būtų geresnis dėl kaulų, dėl virškinimo, kad tiesiog nebūtų, lengviau būtų pasisavinamas. Taip. Tai va, ir šitas produktas tiesiog tai yra investicija, kiekvienos dienos investicija į savo sveikatą. Tai tas vienas pakelis 4 produktų kainuoja tau kiekvieną dieną 2,42 €. Ir tiesiog galima ir puikiai dovana, profilaktiškai padovanoti kažkam tai gimtadienio proga, mamos dienai, tėvo dienai, vienu žodžiu, toksai profilaktinis rekomendacinis produktas, kad pamatytų žmogus, kaip veikia. Ir šiandien vėl aš turiu taip pat Violetą svečiuose ir noriu, kad jinai pasidalintų. Tas toks, aš pristatau produktą ir Violeta jau pasidalins iš savo patirties, dėl ko jinai būtent pasirinko šį produktą ir ką jinai pajuto, kokius pajuto poveikius. Tai va, Violeta, pasidalink. Labą rytą visiems. O ką noriu pridurti prie Rimos kalbos, kad turbūt šitą produktą Provitality turbūt privalėtų turėti ir naudoti kiekviena moteris iš tikrųjų. Nes čia ir vėlgi pasikartosiu, kaip sakiau, omega ir daugiau tokių produktų. Čia yra ir vėlgi savotiškai išskirtinis produktas. Jisai yra, kaip aš sakau, 10 viename. Nes
ir uždegimą mažina, ir skausmą nuima, ir kraujotaką, ir, nu, aplamai. Čia yra, sakau, dar pasikartosiu 10 viename. Aš jį pasirinkau todėl, kad man ir vėlgi buvo visi tie pokyčiai, buvo nežmoniškai nugaros skausmas didelis. Ir vėl tuoj pat užbėgs įvykiam už akių ir gink Dieve, negėriau po vieną pakelį. Aš gėriau per dieną po 3 ir dar kitą kartą net ir nakties metu atsikėlus išgerdavau dar. Per daug tokių dalykų niekada nebūna. Taip, iš tikrųjų, Provitalio man reikėjo tikrai gana daugiau ir čia Rima gyvas liudininkas, aš čia vargau su ta nugara, man tiek skaudėjo būdavo iki nuo lipimo, iki tiek surakindavo, kad, nu, neįmanoma būdavo. Tai va, tai vienu žodžiu, čia yra produktas iš tikrųjų, kaip pasakyti, turintis savo vertę, turintis savo, kai sako, kokybės ženklą labai didelį ir net labai didelį. Ir tikrai, ką noriu pasakyti, man viskas pasitaisė nuo jo. Pirmiausia, tai kraujotaka, antras dalykas kraujo spaudimas, nugaros skausmas, taip pat tuo labiau ir meniskui, ir kas liečia spaudimą, ir aplamai viso organizmo savijauta, kaip pasakyti, ženkliai pagerėjo, čia praktiškai, čia 90%, kad pagerėja. Be abejo, reikia naudoti. Reikia naudoti ir jeigu tu pasidėsi Provitalį ant stalo ir jį žiūrėsi, nu, nuo to niekas nepasikeis. Ir mielieji, niekada vienas pakelis Provitalio ten niekada nepadės. Aš Provitalio, Rimutė, kiek išgėriau, turbūt kokius 4 ar 5, man taip atrodo. Taigi va, ir šalia Provitalio be abejo omega, ir betogardas, ir nu, vienu žodžiu, daug vitaminas irgi. Vat visas tas toks didelis komplektas padeda, labai padeda. Ir šiai dienai galiu iš tikrųjų sakyti, nu, jaučiuosi gerai. Ne visai dar gerai, dar man taip pat to Provitalio ateičiai tikrai reikės, bet šiaip tikrai yra labai labai naudingas. Ir dar ką noriu pabrėžti, kad šitoj dėžutėje, šitose 4 piliulėse yra viskas. Yra ir omega, yra ir nuo skausmo, yra, nu, viskas yra, vat kai tik Rima rodo dėžutę. Taigi va, čia yra labai kokybiška, labai taupu. Vienoj dėžutėj yra net 4 vitaminai. Taip kad man tai labai ir esu labai patenkinta ir iš tikrųjų net ir tokį būdavo, atsikeli iš lovos, tiesiog kai surakintas toks. Tiesiog atrodo, kad skauda visi šonai, nu, lygiai tas pats, kai mes kitą kartą sergam gripu ir laužo kaulus. Vat lygiai tas pats, bet laužo kaulus nuo temperatūros, ar ne? O čia toks būdavo jausmas, kad atsikeli iš lovos ir aš būdavau pajudėti bijau. Aš bijau pajudėti, sėdi, kai įkaltas, tu suvoki, kad tau reikia eiti dirbti, bet tu negali pajudėti. Ir kai aš pradėjau tą Provitalį gerti, man patikėkit, nu, turbūt kokią pusę dėžutės išgėriau, bet aš gėriau, sakau, po 3 pakelius ir man nuėmė tą viso kūno tokį nemalonų, tokį ne tai kas skausmą, bet tokį, nežinau, nemoku pasakyti. Nu, labai toks erzinantis dalykas. Tai va, mylėjau, čia iš tikrųjų būtų galima labai daug kalbėti, nes iš tikrųjų čia yra tų vitaminų labai daug, yra C, D, ir E, ir cinko, ir B12, ir, nu, iš tikrųjų jų yra labai daug. Tai ką noriu pasakyti? Čia galbūt negana Rimos kalbos, negana mano kalbos iš tikrųjų ir mano pasidalymo. Čia jūs turėtumėt kiekvienas ir kiekviena pabandyti ant savo kailio. O tada jūs lygiai taip pat galėsit pasakyti, kaip aš šiandien kad kalbu, kad tikrai padėjo. O kad mes čia su Rima kalbam, nu, čia kaip pasakyti, paklausėjai, kaip aš sakau liaudiškai, pro vieną ausį ėjo, pro kitą išėjo, nu ir viskas. Geras, negeras. Pirmiausia, pabandykit, negailėkit pinigėlių ir įsitikinsit patys, kad yra viskas gerai. Tai tuom ir baigiu. Geros dienos, geros sveikatos ir iki sekančio susitikimo. Tai va, tai aš dar biškiuką taip tokį dar pratęsiu, ne, va, dėl ko Violetai viskas taip suveikė, todėl kad trenenas jisai davė ląsteliai energijos.
Jisai davė ląsteliai energijos ir va tie tokie skausmai praėjo ir vat omega riebiosios rūgštys tiesiog sumažina uždegiminius procesus ir taip pat vat kada jau sakykim vat ir nugaros skausmai yra, ne, tai va tik visą laiką sako, kad reikalinga yra B grupė. Nes kai aš klausiausi vieno osteopato, jisai kalbėjo apie tos stuburo skausmus, apie visus tos nervus, tai sako, B grupė tiesiog vat, nu tas kaip, ne, sakykim, stuburo slanksteliai yra. Ir jie vat laikui bėgant dyla ir tas nervas išlenda kažkaip, ane? Ir vat B grupė tam nervukui suteikia tą tokį, nu, sustiprina tą tokią, sutraukia tą, sakykim, tą nervo, tą sienelę ir tas nervas jis tiesiog vat ir sulenda atgal, nes jį tokį, nu, kaip čia pasakyti, padaro tokį stangresnį ir jis atgal tiesiog įsitraukia. Nu, taip organizmas yra surėdytas. Tai va, tai ir Violeta, kadangi jau pajuto tą, jinai vat ir 3, ne, ir 4 pakelius išgerdavo į dieną ir gavo tiesiog organizmas daugiau omegos ir daugiau vat B grupės ir jo labiau, kad gavo sereneno, kuris padėjo visą tam pasisavinti ir tiesiog į tą ląstelę suteikti daugiau energijos. Nes aš kaip sakiau, taip, čia yra 30 pakelių, į 1 pakelis į dieną, bet čia yra profilaktiškai, kad tiesiog šiaip, nu, papildyti savo organizmą, tiesiog profilaktiškai. O jeigu jau yra kažkokia, tai, nu, sakykim, problema, ne, vat, kaip Violetos atveju, tai tada jau yra, aš kaip ir vakar kalbėjau, didesnės reikalingos normos. Vakar aš klausiaus dar vienos medikės, tai irgi jinai kaip tik apie omega kalbėjo, tai irgi sakė, tiesiog yra va tyrimai padaryti, kad jau reikalinga žmogui, sakykim, uždegiminiams procesams yra 2 gramai omegos riebiųjų rūgščių, prasideda nuo 2 gramų. Tai va, tai vienoj omegos kapsulėj yra 1 gramas, 3, 1 gramas. Tai sakykim, jeigu į dieną 6, ne, tai jau yra 2 gramai. Tai va, tai čia yra tokia, nu, profilaktiška norma. Tai va, tai šiandien ir istorija, ir apie produktą puikus toksai pristatymas ir tikrai linkiu išmėginti ir pajusti tai, kas yra, nu, geriausia mūsų organizmui. O be to, vat, ne, kaip sakiau, karotenoidai, jie yra iš vaisių, iš uogų, iš daržovių. Nu, nesvarbu, kad dabar yra ruduo, nu, jau ruduo, jau čia pat ruduo, rugsėjais jau visai čia pat ir turime mes tų vaisių ir daržovių, bet viskas priklauso nuo to, kiek mes jų suvalgome ir kiek mes turėtumėme jų suvalgyti, kad gautumėme pakankamą kiekį tų vaisių ir daržovių, kad galėtumėme pajausti, kad va ten mano organizme mažėja uždegimai, kad aš imunitetas sustiprėja ir taip pat, ir jeigu, pavyzdžiui, kas turite alerginius susirgimus, tai va, tai karotenoidas irgi taip pat labai yra naudingas. Nes čia yra 15 karotenoidų, tai sakau, yra iš plataus spektro vaisių ir daržovių. Aišku, šitus produktus kiekvieną galima nusipirkti ir buteliukais atskirai, bet čia yra tokia, nu, tiesiog surinkta, sudėta mūsų dienos norma vitaminų. Taigi, dėkui, kad šiandien buvote kartu, kad klausėtės ir jeigu galvoji, kad nori išmėginti šitą produktą, rašyk ir mes pakalbėsime, pasibendrausime apie rekomendacijas tau. Taigi geros dienos ir iki rytojaus.